Nu, čia dalykai ten instrukcija, man atrodo, kažkas tai yra parašyta. Dabar čia yra pati pradžia, katilo temperatūra, tai yra reali vandens temperatūra katile, čia tokia temperatūra jisai nusistatęs yra, tai tokia, kad jis tokios sieks. Dabar, kad kažką įjungti, reikia atsidaryti meniu, spaudžiam žalią mygtuką. Tie piešinukai, tai čia yra katilo meniu ir rodiklių pagalba mes tuos piešinukus galim sukam ratu, arba vieną, arba kitą pusę. Dabar mums reikia susirasti degiklį. Susirandam degiklis, Enter. Kiekvienas iš tų piešinukų dar turi savo meniu. Tai būsena, parametrų servisą. Kur yra būsena, tai ten rodo kažkokią tai informaciją, bet mes čia tik pasižiūrėti galime, bet nei jungti, nei kažką tai pakeisti negalime. Aš su raudonu mygtuku išeinu. Einam žemyn. Degiklio parametrai. Vat, kad jungt šitą sraigtą, reikia užėti į degiklio parametrus, Enter. Ir pati pirma eilutė yra paryškinta, kuri reikalinga mums. Va, paduoti kurą dabar. Nėra. Spaudžiu žalią mygtuką ir kai atsidaro tokia juostelė, rodiklį viršų įjungia, rodiklį į apačią išjungia. Rašo nėra, įjungus, va, užsipildo taip. Nu, va, ir reikia laukti, kol jinai pakils. Jinai po 3 minučių pati automatiškai sustoja. Vėl reikia paspausti, vėl paspausti ir jeigu vat, mes tą darome per jo valdiklį, tai čia 5 kartus kokius reikia dar kartą vis pakartot paspaudimą, nes jisai po 3 minučių, kai sustoja pats, tai būna granulės apačioje, dar pakilo čia kažkur tai va tai va. Pradeda byrėti granulę, spaudžiam rodiklį į apačią ir sustabdžiau. Ir išeinant iš šitos vietos jisai paklausė, saugot pakeitimą ar ne. Nu tai čia pagal situaciją. Šiuo atveju man nereikia, kad toliau tas sraigtas suktųsi, nes mes kai įjungsim, jis jau pats valdys, kiek reikia, tiek ir laikys įjungtą tą sraigtą. Ir spaudžiu raudoną mygtuką. Dabar jau spaudžiu tol, kol niekas nepasikeičia, grįžtų į pačią pradžią, kur nupieštas katilas, kur rodo katilo temperatūrą. Dabar jau katilas yra paruoštas paleidimui. Prieš paleidžiant noriu parodyti lemputė, info lemputė, jinai dabar dega geltonai. Kai nieks katile neveikia, degiklį nieks neveikia, jis tik į rozetę įjungtas, bet nieks neveikia, išjungtas jis yra, tai dega žaliai. Tai va tos dvi spalvos, jeigu dega, tai su juo viskas yra gerai, bet jeigu yra raudona lemputė, dar gali pipsėti, tai tada jau jam kažkas yra atsitikę. Nu tai va aš elementariai, prieš paleidžiant išimam, ištraukiam. Ir va, jeigu yra toks dalykas, jis čia nieko nerodo, dėl ko aš čia pypsi. Vėlgi reikia, spaudžiam žalį, atsidarom meniu atsidarom ant radiatoriaus ir susirandame, turim ieškoti trikampio, aliarmo signalą, šitą susirandam ir Enter. Ir jis čia parodo, kodas 7 parašė, kas yra, dėl ko aš čia pypsi. Atjungtas degiklio daviklis, nu čia atjungta viskas jam ir rašo laiką, kada tas atsitiko. Jeigu aliarmas yra aktyvus, katilas degiklis bus sustojęs. Reikia skaityti, kas čia parašyta, instrukcija, reikia žiūrėti, instrukcija yra tokia lentelė ten su paaiškinimas, reikia ieškoti priežasties. Tai va, aš tą priežastį. Va, vėl įkišau atgal. Dabar jis jau nebeaktyvus, bet prašo patvirtinti, kad aš jį sutvarkiau. Reikia paspausti žalią mygtuką ir va tai nusiima aliarmas. Jeigu mes vieną aliarmą patvirtinom, čia nieko nebeliko, bet lemputė vis tiek raudona, tai reiškia reikia eiti žemyn, ieškoti dar kažkur tai bus neperskaitytas, nepatvirtintas aliarmas. Nes kol aliarmų jūs nepatvirtinat, kol lemputė nepatampa geltona arba žalia gali būti, tol katilas neveiks jums. Jeigu raudona lemputė, katilas degiklis gali stovėti ir neveikti. Tai reikia kitą kartą tik patvirtinti ir jisai vėl pats pasileidinėja. Tai va čia kas yra dėl aliarmų. Nu ir dabar grįžtu aš vėl į pačią pradžią. Jau mes jį dabar pasileisim, bet jis darytų uždegimą. Dabar tas pats mygtukas, kuris mane iš meniu grąžina atgal, tai su jo pagalba mes galim įjungti arba išjungti katilą. Kad tai padaryti, reikia paspausti ir palaikyti kelias sekundės iki pyptelėjimo. Va, on, jau aš jį įjungiu. Dabar, jeigu kai ateis laikas, jums tarkim sugalvosit valytis katilą, pelenus, norėsit jį išjungti, vėlgi ateinat, paspaudžiat ir off išjungtas. Bet jį išjungus, jisai ne iš karto nustoja ten veikti, jisai dar rašo užgesinimas.
Tai jisai, va, tai jį išjungus, jeigu buvo veikiantis prieš tai, tai jisai 10 minučių daro užgesinimą. Pučia tik tai ventiliatorius, nes to lėkštelė dar būna, tos lėkštelės dar būna kažkiek granulių, žaryjų ir jisai stengiasi viską sudeginti, kažką nupučia, kažką sudegina. Ir kai po 10 minučių jisai sustoja, čia va bus parašyta jo išjungtas, tada jau galima atsidaryti, tvarkytis. Įjungiam ir paleidžiam, kad jisai darytų uždegimą. Va, on, jau dabar aš jį įjungiau, dabar jau jis viską pats darys. Dabar tą uždegimą jisai pradeda nuo valymo, va čia va rašo kamputį valymas. Aš vėlgi atsidarau meniu ir susirandu degiklį. Čia kur daug informacijos yra degiklis, enter ir va kur būsina degiklio, tai čia, va, čia yra parodytas, kaip būtų pjūvis va padarytas. Čia pavaizduotas bunkeris, va sraigtas va šitas didelis, o čia degiklis. Va. Nu čia vat parodo, kas veikia. Dabar vat 100% sukasi ventiliatorius. Jisai prieš užsikurdamas daro valymą. Tai jungia pilną galę ventiliatorių, jisai stengiasi prasipūsti tą lėkštelę. Po to valymas baigsis, bus uždegimas, pradės veikti šnekai. Tai vienas beria granulę, kitas viduje esantis degiklyje šnekas, ant jo kas subyra, viskas sustumia granulę į lėkštelę. O čia parodyta lėkštelė ta. Ir ta granulė keliauna į viršų, byra ir paskui ją įstumia tenai į... Tai vat, ir degimas vyksta ant tos lėkštelės. Nu va, nu ir jisai, reikia sulaukti dabar, jisai va daro valymą, tu va, uždegimas, va, pradėjo veikti sraigtai. Pradeda, jau kai granulę mes pakėlėme, jis pradeda ją bert. Paduoda į sistemą, ne kūrą. Nu, jisai va į degiklį įberia kūrą. Nu, viskas, jisai sustojo, dar viduje dar sukasi, dar tą granulę ten kas subirėjo ant to vidinio šneko, sustumė viską į lėkštelę ir tu sustos ir tas sraigtas pradės kaisti tenas. Uždegasi granulė taip. Kaista tenas, o kai kaista tenas pradeda mirksėti šitą brūkšnelis, kaista tenas, ventiliatorius pučia, nuo to teno nupučia tą įkaitusį orą į granulę, granulė va čia guli ir nuo karšto oro granulė užsidega po kiek laiko. Tai va, tai jisai čia visą tai daro pats automatiškai. Tas ekrano pašvietimas užgesta po kiek laiko, tai paspaudus bet kurį mygtuką, jisai vėl pradeda šviest kurį laiką. O kokią nustatė temperatūrą boilerio? Tai paskui aš parodysiu viską. Supratau. Ir jisai va, kaista tenas, tuoj pradės veikti ventiliatorius ir tada ventiliatorius pučia, kai tenas kaista ir kol neatsiranda ugnis, o taip ir kaista. Atsiranda ugnis. Ugnisai atpažįsta, va čionai va, yra fotoelemento parodymai, va 0. 1, 0 rodo. Dabar va 0 rodo, tai reiškia, ten viduje yra tamsu, jokios šviesos nėra. Kai atsiranda šviesa, ugnis, tai reiškia, atsiranda šviesa, tas skaičius pradeda didėti ir tada jis supranta, kad yra ugnis, išjungia teną ir katilas degiklis peina į kitą darbinę būseną. Pradeda toliau dirbti ir viskas. Tai va, tai jisai, tegu jis dabar čia kaista, kai bus ugnis, tai ta ugnis būna nupiešta, va čia girdim užesys viduje katile, nu, čia fotoelemento parodymai, jie ten virš 200, kai gerai dega, virš 200 rodo šitoje vietoje. Maksimum tie fotoelemento parodymai gali 255. Nu, čia mato vienetų net ir nežinom iš tikrųjų, bet ir to ir nereikia. Tai va, nu ir aš išeinu, palieku čia tą, tegu jisai kaista po truputį. Dabar pereisim per kiekvieną iš tų piešinukų. Pradėsiu nuo tų piešinukų, kurie yra neaktyvus, nes ne visais piešinukais reikės naudotis, kas čia yra va, tai parodyta. Saulės sistema, saulės baterijų prie nėra prijungta, net neaktyvus piešinukas. Toliau. Informacija. Jokios žmogui naudingos informacijos nėra. Čia yra programų pavadinimai, numeriai. Žmogui jokios naudos. Toliau. Orai.
Jokių čia saurų nerodo, čia nesnė ta programėlė pasirodžius ir patys dar nežinome, kas čia bus, kažką tai nežinom, nei kokie davikliai, kažkas tai jungt turi, kol kas irgi nenaudojamas dalykas, orai. Toliau, centrinis šildymas. Centrinis šildymas tai čia reguliuosis namų temperatūrą, aš prie to piešinuko grįšiu, apie tai šnekėsiu. Karštas vanduo, tai yra boileris, irgi jisai yra ir siurblį turi, ir daviklį, apie tai kalbėsiu. Akumuliacinė talpa, tokio daikto nėra pas jūs katiliniai, piešinukas yra neaktyvus, nieks nesidaro. Na ir pradėsiu dabar nuo katilo. Katile čia jums irgi reguliuoti nieko nereikės, iš tikrųjų, spaudžiu Enter, na girdit ūžesys, nesigirdėt, aš gal kitaip parodysiu, keliaunu į degiklį, Enter, o žiūrėk, fotoelemento parodymai didėja, na ir nupiešiu ugnį. Tuo jis išjungs teną, uždegimas jau bus baigtas, pakaitinimas. Jis dabar jau pradėjo, tas pakaitinimas tai reiškia, jisai dabar dar porą minučių beria daug kūro, stipriai pučia ventiliatorius, jisai laukia, kad ant tos lėkštelės tas įsidegtų gerai kūras, o po to dar po kelių minučių pakaitinimas čia pasikeis į moduliaciją, tada jau, kad jisai degiklis pradeda normaliai dirbti. Moduliacija tai reiškia, jis pradės moduliuoti savo galingumą. Nes jis nedegs, čia jo atrodo galia, tai nebus ta galia vienoda. Ta galia bus didės, mažės, nuo 30 iki 100 tam tarpe tas galingumas ir plaukia, o tą galingumas ir pats savo reguliuosis. Taip, aš iš čia išeinu, tada paskui sugrįšiu aš ant pačio galo. Dabar einam prie katilo. Enter. Kaip sakiau, visi piešinukai prasideda nuo būsnos. Tai čia katilo būsnai bus piešimos dvi kreiviai. Viena kreivė nuo 30 iki 90, tai čia rodo katilo temperatūrą ir kaip jinai keitėsi, taip jinai ir banguos šitoje vietoje. Kita kreivė apatinė nuo 20 iki 100, čia rodo katilo galingumą, procentais išreikšta, jinai irgi taip banguos. O šitą juostelė rodo, kad vyko uždegimas, tai yra buvo jungtas tenas. Ir kai katilas išdirbo daugiau negu parą, tai čia atsidarius rodo paskutinių 24 valandų informaciją. Dažniausiai čia žmonėms tas yra neįdomu. Išeinu, einu žemyn. Parametrai. Toliau čia jums reguliuoti nieko nereikės, nes vienintelis katilo parametras yra nustatyta katilo temperatūra, bet katilas yra jungtas į automatinį režimą. Tai reiškia, kad jisai tą temperatūrą nusistatys pats. O kokią katilo nustatytą temperatūrą, tai mes matom pačioj pradžioje. Katilas, čia yra reali temperatūra dabar vandens, o 64 ratai, tokią temperatūrą šiuo momentu jisai savo nusistatė, kad jis stengsis tokią temperatūrą palaikyti. 64. 64 bus, kai jisai kitos temperatūros. Jo, ten jisai dar turi kaip, jisai dar turi 5 laipsnių diapazoną. Tai yra ne visai taip, kad pasiekus 64 jisai užsigesins. Jisai, jeigu pasieks 65, dabar pasakysiu apie tą automatinį režimą. Yra nuolatinis darbo režimas ir yra automatinis darbo režimas. Jeigu katilas būtų nuolatiniam įjungtas į tą nuolatinį, tai čia būtų raidelė ne A, bet būtų M, tai yra angliško žodžio manual, tai reiškia tą temperatūrą katilui tada žmogus nustato, kiek katilas turi turėti savyje temperatūros. Ir katilas dirba taip. Nereikia, pavyzdžiui, boilerį šildyti, išjungia boilerio siurblį, nereikia namai prišilo, išjungia siurblius, šildymo siurblius. O katilas sustos tik tada, kada savo temperatūrą viršys 5 laipsniais, nes jis turi 5 laipsnių tą svyravimą į vieną kitą pusę. 5 laipsniais viršyje, tada ir katilas sustoja. Atvėsta per 5 laipsnius, nukrenta temperatūra, vėl jisai pradeda degti. Automatiniam režime dirba jisai kitaip. Tai temperatūra visų pirma nusistato jisai pats, o ta temperatūra nuo 60 iki 70 laipsnių, tai jisai ten pats pasirinks, kokią temperatūrą palaikyti katile. Ir kitas dalykas, katilas realiai degs tik tada, kada reikės kažką tai šildyti. Tai arba boilerį, arba namus, arba juos abudu kartu. Kai nieko nereikia šildyti, katilas net savyje nepalaiko kažkokios tai temperatūros. Jisai sustoja, užsigesina ir laukia, kada, žiūri, ką davikliai parodys. Ir, pavyzdžiui, atvėso boileris, jis tada užsikūrė ir dega šildo boilerį. Arba atvirkščiai, tarkim, reikia namų šildyti, susikūrė namų šildyti. Vėl prišildė, vėl jisai užsigesina.
Tai va tas automatinis režimas tam ir reikalingas, nu, jungia visiems tau tokias pas ką yra davikliai, kad jisai taupiau dega, jisai rečiau dega, ilgiau stovi, tauposi kūras. Užtat tam piešinukai, kur yra katilas, jūs temperatūros jam nustatyti negalite, jis pats ją reguliuosis, realiai čia jums nieko reguliuoti nebelieka. Ten žemiau yra trečias skirelis servisas, kad užeiti į servisą, jisai va prašo surinkti slaptažodį. Slaptažodį aš parašiau, va čia ant sienos reikia 60 EST. Aš dabar parodysiu, kaip surinkti, nes jie katiluose, nei katilo, nei ten šildymo sistemos, nei boilerio, tose servisuose jums reguliuoti nieko nereikės. Bet jums reikės, galbūt reikės, reikia žinoti, kaip užeiti į serviso skirelį būtent dėl degiklio serviso, nes ten degiklio servise yra ten keli parametrai, kuriuos žmogui galbūt ateityje gal reikės pasireguliuoti kažką. Dabar kaip surinkti tą slaptažodį? Reikia iš pradžių įvesti skaičių 60. Rodiklių pagalba, nesvarbu kurią pusę, čia viskas ratu sukasi. Patraukiu raidės, atbėga skaičiai. Statau šešetuką į kvadratą, enter. Va, 6 įvedžiau, reikia 0. Susirandu 0, enter. 60 įvedžiau. Ir 3 raidės EST. Enter, S, enter ir T, enter. Ir atsidaro servisas. Nu, aš ne apie visas eilutes, ką matote, pasakosiu, nes informacijos yra nemažai. Ko nereikės reguliuoti, aš jums ir nepasakosiu. Užtat aš čia niekur ir, nu, va, čia tas darbo režimas automatinis, sviravimas temperatūros katilo plius minus 5 laipsniai, o čia 45 laipsniai minimaliai siurblio temperatūra, tai reiškia, kad kol katile nebus 45 laipsnių, siurbliai neveikia. Kai katilas prisišilys iki 45, tada jisai paleis siurblius. Nieko keist nereikia, daugiau nieko ir nepasakoju. Einam toliau. Nustatymai. Vienintelis čia jums aktualus nustatymas, tai yra laiką datą pasikoreguoti. Enter. Nu, šiandien padariau balandžio 23 diena ir ant kurios vietos stovi rodiklės autos, toje vietoje galima koreguoti rodiklimis aukštyn žemyn. Į viršų skaičius didėja, į apačią skaičius mažėja. Enter, peršauk ant sekančio. Ir vėl, jeigu kažką reikia daryti, enter ir tokiu būdu pasireguliuojam tai laiką arba datą. Dabar išeinu. Tiesa, dar kartą išeinu. Toliau. Laikas, data. Tenai yra kalba. Nu, kalba. Čia yra ir rusų kalba, lenkų kalba, enter, polski, english, lietuvos, ruski, slovakija. Tai va, palieku šitą. Toliau, bendri nustatymai, tai čia yra išjungti garsiniam signalui, kai aliarmas kai būna. Tai, to dalyko nieks neprašė išjungti, tai aš nieko nekeičiu. Jeigu atsiradęs kažkas atsitiks, jisai pipsės. Taip ir būna. Dar žemiau nuėjus yra servisas, čia yra modulių konfiguracija, sistemos konfiguracija, nieko konfigūruoti nereikia. Ta, ką reikėjo, aš jau padariau. Aš išeinu. Tai va čia realiai laikas data, jeigu pradės laikrodis blogai rodyti, tai va čia užėjus į nustatymus pasikoreguoti galima. Toliau, apie degiklį aš šnekėsiu paskutinėje vietoje, noriu parodyti. Matot, galia jo didėja, kilovatai didėja, ir va čia fotoelemento parodymą virš 200. Einame mes, čia aš prie to piešinio pačio galo grįšiu, dabar mes keliaujame prie centrinio šildymo, tai yra namų temperatūros. Nu, galim pasižiūrėti, kaip degasi. Be baimės atsidarėme ir galiu pažiūrėti, kas ant tos laiptelės darosi. Pasižiūrėjau ir uždariau. Dabar centrinis šildymas. Tai yra, čia reguliuosis namų temperatūra. Enter, kontūras numeris 1, skaitos 1 kontūras, tik tai šildymo ir būsena. Būsena tai rodys kažką, tai informacija. Dabar jisai, ką jisai rodo. Yra vienas daviklis prijungtas, yra 2 davikliai, bet boileris turi savo atskirą piešinuką, tai boilerį ten atskirai matysime. Kambario daviklis pajungtas, tai ir rodo. Dabar tenai kolidorius jisai mato 19,6-7 laipsnių. Nustatyta yra, čia yra tokia nustatyta, kad tokia būtų. Ir viskas, čia daugiau jis nieko nerodo. Kai siurbliai veiks, tai čia mirksi trikampis šitas, kai veikia, kai sukasi siurbliai. Kai nemirksi, jisai neveikia. O dabar jie neveikia dėl to, kad dar katilas yra šaltas, dar nėra 45 laipsnių.
Pakeisti temperatūrą. Dabar parodysiu, tai išbūsiu, bet čia tik pasižiūrėjom, einam žemyn parametrai. O čia mes, parametruose viskas reguliuojasi. Ir yra parodyta komfortinė temperatūra 22, ekonominė 19 ir įjungta laiko programa. Tai reiškia, kad jisai dieną palaikys aukštesnę temperatūrą, komfortinę, naktį palaikys jisai 19, žemesnę temperatūrą. Dabar jeigu ta temperatūros netinka, tai komfortinė paryškinta, juoda, enter. Ir kai atsidaro tokia juostelė, tada jau rodiklio viršų didina temperatūrą, rodiklio į apačią mažina. Ir išeinant atgal, jisai visą laiką paklausė, saugot ar nesaugot tą pakeitimą, jeigu pakeitėt kažką tai. Jeigu tai spaudžia, ne. Enter, jeigu ne, tai raudoną reikia spausti. Aš kol kas nieko nekeičiu. Lygiai tas pats su naktinė temperatūra, ekonominė. Jeigu mums 19, enter, tai gal pakeis kažką tai iš karto. Ir nesvarbu, jis paklausė ir pagal situaciją. Dabar dar yra ketvirta eilutė čia parametruose, tai histerezė. Čia ta pusė laipsnio parodo, tai reiškia, kad jis dabar dieną, pavyzdžiui, priešildys iki 22 laipsnių, išjungia siurblius. Nukris per pusę laipsnį namų temperatūrą, vėl jis įjungia siurblius, vėl jis namus to šildo. Tas skaičių galima didinti, galima tą palaukti, kad pavėlinti tą šildymą namų. Aš 2 laipsnių tai niekam nedarau, bet tarkim, jeigu vien tik radiatoriai, galima laipsnį padaryti. Jeigu yra grindys, tai aš daugiau 0,5 nedarau žmonėms. Tai čia rodo, ant kiek turi nukristi namų temperatūra, kad jis vėl pradėtų šildyti. 5 laipsniais, ne? Ne, pusę laipsnio. Pusę laipsnio? Pusę laipsnio. 5 labai daug. Paskui, žinau, kad atšalimas paskui kol vėl prišildys. O koks šildymas, radiatoriai, grindys ir tas yra. Tai matot, čia... Gal laipsnį padarom, ne? Padarom laipsnį. Ir aš enter ir saugau. Vieną laipsnį padarom. Viskas, čia daugiau nieko nėra. Dabar dar gali klausimas kilti, kada ta diena skaitos, kada naktis skaitos. Paleidau siurblius. Jau šilo katlas, Ai ne, čia nuotekos. Jo, nuotekos čia buvo. Taip. Enter, einam žemyn. Parametruose mes tik tai laiką, įsistatom temperatūras, išeinu iš čia, einu žemyn, laiko programa. Čia yra parodyta, kada jisai kaip šildys. Čia yra para suskirstę 24 valandas ir programa yra tokia. Nuo 6 ryto iki 10 vakaro bus palaikoma komfortinė 22 laipsniai visą dieną dėl to, kad ant tų valandų yra sudėti kvadratėliai juodi. Nuo 10 vakaro iki 6 ryto, tai yra visą naktį kvadratėlių nėra, bus palaikoma 19, ekonominė temperatūra. Ir tokia programa yra nuo pirmadienio iki sekmadienio kiekvieną savaitės dieną. Jeigu, tarkim, tokia programa gamyklinė yra netinka, tai atsidarius laiko programą žmogus gali pats susidėlioti taip, kaip jam reikia. Atsidarius laiko programą pradeda mirksėti savaitės diena, tai yra pirmadienis. Aš užsifiksuoju pirmadienį ir jau kai mirksi rodiklį į apačią, man reiškia, aš dabar spausdamas arba į viršų rodiklį, arba į apačią, aš galiu tuos kvadratėlius savaip susidėlioti. Ir parodyta, jeigu spausiu rodiklį į viršų, tai nupiešta saulė reiškia programuosis komfortinė temperatūra, aukštesnė. Jeigu spausiu į apačią, mėnuliukas reiškia ekonominė, žemesnė programuosis. Ir tas programavimas spaudžiant prasidės nuo šitos vietos, kur mirksi rodiklė, tai yra nuo vidurnakčio. Ir aš dabar darau atvirkščiai, negu čia yra padaryta iš gamyklos. Aš spaudžiu rodiklę viršų, čia kvadratų nebuvo, jie atsiranda. Ir aš nuo 12 nakties iki 6 ryto uždėjau kvadratėlius, reiškia, čia bus 22. Toliau. Nuo 6 ryto iki 12 dienos aš nuėmiau kvadratėlius, nes naktį uždėjau ekonominę. Čia reiškia 19 tam tarpės tenksis palaikyti. Ir vėl į viršų 2 valandas padariau aukštesnę, 2 žemesnę, ir principas toks, į viršų yra kvadratas, į apačią nėra. Ir kaip noriu, taip darau. Ir viskas čia kartojasi, viskas ratuoja. Jeigu kažkurioje vietoje blogai padariau, vėl turiu viską kartuoti. Ir viskas ratu čia kartojasi, galiu taip, galiu paspaudžius, tai viską nutrinsiu, galiu uždėti. Čia viskas vardu.
Toks yra principas. Ir jeigu, tarkim, pirmadienį pasidarėte taip, kaip jums reikia, 2 kartus spaudžiu žalią mygtuką ir pirmadienį susifiksuos jau pakeistas. Aš to nedarau dabar, ką aš čia pridariau nesąmonę, aš nuimu jam. Jums patvirtinus pirmadienį vėl pradeda mirksėti savaitės diena. Įsirenkat su rodiklę antradienį, enter ir vėl va čia dėliojatės, taip kaip reikia. 2 kartus, jeigu gerai padarė, 2 kartus žalę, aš numetu tą, ką padariau, vėl mirksi. Trečiadienis, ketvirtadienis ir taip darysit iki sekmadienio. Pagalvoti reikia truputėlį, kaip čia jums geriau ir va čia susidėliosit tos kvadratėlius. Ir tada jisai jums va, pagal juos taip ir šildys. Kada, kur kvadratas yra, stengsis palaikyti aukštesnę, kur kvadrato nėra, stengsis palaikyti žemesnę. Taip. Ne, dar anksti. Žiūriu, likti pradėjo. Aš čia... Samatiokam čia tikriausiai. Neturėjau pradėti. Toliau, nesvai, pažiūrėk, kad galime net į būsną nueiti pasižiūrėti. Siurblys neduoda srovės į rozetę. Tai va, dabar servise tenai, kadangi pas jūs čia nėra nei lauko daviklio, nėra galimybės prijungti nieko daugiau, tai čia yra daug dar visokių eilučių, bet aš nieko nepasakosiu, nes čia jums nieko reguliuoti nereikia. Žinau, čia, kad ir kažką darysit, niekas čia jums nesikeis. Gal tik tai padarysiu tokį dalyką. Taip, aš jums padariau taip, kad kaklo temperatūra plaukėtų nuo 50 iki 70, truputėlį pažemė. Čia pas jūs jisai špižinis yra. Tai, kad jisai dabar galės, jis pas tą temperatūrą pasireguliuos, bet jisai jau galės dabar jau ne nuo 60 iki 70, bet nuo 50 iki 70. Tarkim, kai nereikia ten namai beveik šilti, boileris labai šiltas, tai jis savyje palaikys žemesnę temperatūrą. Visą tai duoda kažkokią ekonomiją, nes kuo aukščiau katilė temperatūra, tuo daugiau granulių jam reikia. Tai va, tai mes apšnekėjome namų temperatūrą. Einame prie boilerio, tai yra karštas vanduo. Enter, karštas vanduo numeris 1, nuo boileris pas jūs tik vienas yra, čia pajungtas taip. Būsena. Būsena tai rodys, kiek jame yra dabar temperatūros. Jisai dabar viduje tenai davikliai stačiau, atsukęs ten, kur yra įkištas jo davikliai tenai irgi. Tai va, į apačią, į tą patį lizdą, kaip ir čia pastengiau. Tai va, jis dabar mato pačiu boilerį 16 laipsnių, siurblys neveikia, o nustačiau aš jam 50. Tuoj paaiškinsiu. Iš čia išeinu, einam žemyn. Parametrai. Lygiai tas pats kaip su namų šildymu. Enter. Boileris irgi, jeigu jam įjungti programą laikas, boilerį galim irgi nustatyti 2 skirtingas temperatūras. Komfortinė, yra ekonominė. Iš čia išėjus, boileris turi, karštas vanduo turi savo laiko programą. Lygiai tas pats kaip šildyme. Galiu tą patį, susidėlioti pagal laiką, kada kokią temperatūrą boilerį, kad palaikytų jisai. Bet aš boilerį, žinokite, nedarau tos laiko programos, nejungiu, dėl to, kad aš palieku programą rankinis, o tai reiškia, kad jisai dieną naktį palaikys boilerį šitą komfortinę temperatūrą. Kokia yra nustatyta komfortinė. Dėl to, kad dėl boilerio nėra tenai reikalo daryti tas 2 skirtingas temperatūras, nes kada žmogus nesinaudoja boileriu, jis jį prišildo iki nustatytos temperatūros, siurblį išjungia ir kol žmogus nepaleidžia iš krano vandens, boileris stovės per naktį, jisai jo nedašildys papildomai, nes boileris yra apšildytas vis tiek, dabar tai čia mes atsidarę garažą, šiaip čia vis tiek nėra šalta, pečius veikiantis būna. Tai va, ir jisai netvėsta, dėl to nėra reikalo tenai, kada žmogaus nėra namuose programuoti, kad palaikytų žemesnę, kada žmogus namuose aukštesnę temperatūrą. Dabar dėl tų 50 laipsnių. Dėl ko kartais žmonės sako, ar ne per žema temperatūra. Bet dabar noriu paaiškinti. Daviklis stovi šitoje daly, šičia. O boileris, kai ateina karštas vanduo iš kaklo, pradeda šilti nuo viršaus. Tai yra fizika, karštas vanduo į viršų kyla ir po truputį leidžiasi. Tai va, kol jisai tenai pasieks 50 laipsnių, tai va šitoj daly viršui bus 60-65 būna sumatęs. Žymiai bus daugiau negu kad apačioj. Tai realiai, kad aš padariau 50, tai nereiškia, kad pas jūs ir bus visam boileriui 50 laipsnių. Bus 50 apatiniai daly, o kuo aukščiau, tuo tas vanduo bus karštesnis. Sumažinti būtų gerai. Pamažinti? Gerai. Va, žiūrėkite, enter. Ir kiek darom? Kem 5 kokias ar 40? Mums būtų komfortiniau, jeigu pas mūsų tą žiūrėjus, tai būtų 45, sakykim taip.
Nu tai darau 40, viršui bus aukštesnė, o pačioj bus kaip, kol vis tiek bus viršui daugiau. Ir jūs pasižiūrėsit paskui, kaip jisai jums šils, ne? Tai va, padariau 40 ir patvirtinu šiam. Va, viskas 40 ir va nuėjus į būseną, va matom, 40 nustatyta. Bet čia nereiškia, kad bus visam boleriui, jinai bus didesnė visam boleriui. Čia pačioj bus 40. Bus didesnė, kiek jūs manot? Nežinau, pasižiūrėsit. Nes jis čia rodys tik apačioj, kuris va rodys jisai, o viršui ką rodys, tai jūs matysite va ant savo šito termometro. Ten, kur pasitė, va jūs matysit, kiek ant viršui tenai bus. To svyravimo diapazonas... Dabar svyravimo diapazonas yra, va šičia, yra 5 laipsniai, bet galima padaryti iki 10 laipsnių. Tai reiškia, prišildys iki 40 apatiniai daly, atvės per 5 laipsnius, išjungęs siurblį prišildęs, atvės per 5 laipsnius, vėl jis įšildys. Tai... Kol kas gal taip ir lieka. Nu va, ir aš jį palieku. Tai va, nu ir dar vat boilerį yra tokia funkcija šildyti dabar, žinai, išjungta dabar, tai yra tokia, ko šildėme nebuvo namų. Tai vienkartinis boilerio pasišildymas iki komfortinės temperatūros. Iš tikrųjų nežinau, kam to reikia, nes kai katlas veikia, jisai boileris visą laiką yra palaikoma tokia temperatūra, kokią žmogus nusistatęs ir kam ta papildoma tokia savo boilerio pašildymas vienkartinis, nu, nelabai turiu paaiškinimo to, kad yra. Nu, bet yra padaryta, nu va, žiūrėkit. Ir aš va, pradaręs galiu važiuoti, čia granulė dega, o ten galiu matyti, ar ten kažkas yra, ar nėra. Nu va, katilė virš 40 valandų. Pažiūrėkime, 45, o 36. Kiek? Panašiai, gerai. Va, dabar jau jisai siurblius turėjo būti paleidęs, pažiūrėkim. Va, matot? Čiūtelkit vamzdį viršų, matot, virš siurblio. Va, matote, va. Ir čia tas pats irgi eina į boilerį. Tai jis dabar šildo viską iš karto? Viską. Taip jisai viską, jam viską reikia šildyti. Ir kaip atskirai? Kaip? Kaip atskirai atjungti namus? Tai va, tai dabar taip. Vėl grįžtu prie šildymo. Enter, keliaunu į parametrus. Nes čia tik parametruose mes kažką galim reguliuotis. Dabar taip. Kai jums reikia šildyti, jūs įsijungsite programą laikas ir tada jis namuose palaikys pagal tą programą, pagal tas kaladėlės sudėliotas tas temperatūras. Va. Bet čia yra daugiau tų programų. Tai va, žiūrėkit, programa pastovus, jeigu aš ją užfiksuoju, tai jisai dieną naktį palaikys 22 laipsnius, komfortinę temperatūrą. Vieną tik. Tai tada jau nesvarbu, kokia tenai ta ekonominė nustatyta, nesvarbu, kaip tie kaladėlės tos sudėliotos, jisai palaikys va, vieną temperatūrą. Toliau. Yra programa išjungti, va to, ko jums reikia vasarą. Jūs patvirtinat išjungti ir tada ką katlas daro. Jisai išjungia siurblius ir dirba tik šitas siurblys. Ir jisai tada mato tik tai šitą daviklį ir boilerį šildo, tik boilerį šildo. Dar viena programa, kai tenai yra ekonominė, tai yra, jeigu aš ją patvirtinu, tai dieną naktį palaikys ekonominę temperatūrą, va šitą, kokia čia nustatyta. Tai vat vasarą, jeigu jūs norite, kad jums tik boilerį šiltų, o ne šiltų namai, jūs turite išjungti šildymo sistemą SS. Va. Jūs patvirtinote ir va, pažiūrėkit. Čia toj sustos ir matot, aš buvau nustatyta 22 dabar aš jį išjungiau, jisai 7 laipsnius savo užsidavė, o namuose 19 ir savo toj sustos. Jis dar turi inerciją truputėlį ten pakeitus jam režimas, ne iš karto sureaguoja tie siurbliai. Jisai va padės ir tak ir toj sustos. Na, paskui mes prie to dar grįšiu parodyti. Šitą nustatymą reikia įeiti į tos nustatymus pagal tą kodą. Ne, čia, žiūrėkit, jums servise, kad eiti per tą kodą, kad jums servisą, aš nedajau, čia servise jums nieko nereikės, nieko reguliuoti jums tik tai, to išnekėsiu apie degiklį, tai va būtent degiklio servise, tenai reikės galbūt kažką kada pakeisti. O visur kitur, tai aš pakartosiu, nei centriniam šildyme, nei
boilerį karštas vanduo, nei katile, serviso režimuose, nei šičia, kur yra nustatymai. Jums į serviso režimą ten nėra kada eiti ir, jūs surink galite pasižiūrėti, bet ten jums reguliuoti nieko nereikės. O žiūrėkit, atėjo šuo. Niekas pasižiūrės ir tiek. Kaip aš paglosiu, tai yra malona. Atėjai, nevyškas toks tai. Aš armiją auginausi vilkšinį. Teko tarnauti. Fainiausias šunis. Tai va, ką noriu, pabaigsiu apie tave, tai dabar sakykite, palik dar šildymą namų. Laiko programą. Tai aš tada įjungiu laiko programą ir jisai dabar jums šildys. O kai jūs nenorėsit, užeisite ir susirasit programą išjungti ir patvirtinsit. Ir tada ne. Jūs dabar išeikit ir nueikit iki tos programos. Viską išeikit, iki būdinčio. Iki šito. Tai va, aš atsidaro, paspaudus Enter, dar kartą Enter, kai jau pasiekėt būsną, tada jau su rodikliai mainate žemyn parametrai, Enter, programą pasiryškinate, Enter ir su rodiklėmis, tai jeigu ne vieną, tai į kitą pusę, žiūrite, kas parašyta, tai programą išjungti ir patvirtinat. Išsijungs tada šildymas. Šildymas įsijungs. Aš tik taip pat. Aš dabar jungu. Tai va, tai boilerį jums realiai, jūs Enter, daėjote iki parametrų ir tą temperatūrą keisdami, jūs boilerį turėsite tokią temperatūrą, kokios jums reikės. Toliau ten nieko nereikia. Ir keliauname prie degiklio. Enter, Enter. Dabar, apie tos skaičiukus. Kiek čia pas jūs kvadratų namas yra? Iki 300 bendras. Oho. Geras. Ne visos patalpos šildomos. Čia jums nereikės nieko. Taip. Čia kamputį, ką jisai rodo. Čia yra šneko sukimusi laikas sekundėmis, nes jisai yra reguliuojamas dalykas. Degiklis, valdymo blokas, jisai pats įreguliuoja. Kai gale katlo didėja, ilgėja sukimusi laikas, reiškia daugiau kuro įberia. Kai gale mažėja, trumpėja sukimusi laikas, mažiau įberia kuro. Atitinkamai, čia yra ventiliatoriaus procentas galingumas, čia atitinkamai, kai daugiau kuro įberia, didėja ventiliatoriaus galingumas, kai mažina galingumą, mažiau kuro beria, tai reiškia trumpiau sukasi sraigtas, mažiau kuro įbyra, mažina jisai automatiškai pats ir ventiliatoriaus galingumą. O2, čia lambda zondas, kurio pas jūs nėra kamine. Čia yra fotoelementai parodymai, maksimum ką gali rodyti yra 255 štai vietoje. Kai nėra ugnies, rodo 0. Kai įsidaro uždegimas, svarbu, kad atsirastų ugnis, tas skaičius pradeda didėti, o čia paskui kiek čia ten jisai rodo, tai tokių jokių ribų ir nėra. Nupiešta, čia yra liepsna, paprasčiausia liepsna, bet čia tai yra ne liepsnos temperatūra, bet fotoelemento parodymai čia va. Dabar TP, temperatūra palnika, čia yra, rodo pačio degiklio, čia temperatūra, kur degiklis įstatytas. Tai va čia rodo, kiek yra pačiame degiklėje temperatūros. Aš jau pradžioje užsiminiau, jeigu, pavyzdžiui, granulė dega ir kažkas lieka, šlakai, ten nekokybiška granulė, ir žmogus nežiūri, neatsidaro, nestebi, kas ten darosi, nenuvalo laiku, tai pradeda nebegali visas karštis išeiti į kaminą, pradeda eiti atgal ir jeigu pradeda eiti atgal, pradeda kilti temperatūra jame. Ir jeigu pasiekia 70 laipsnių, jisai sustoja, pradeda pypsėti. Žmogui, kai jisai pypsė, kaip minėjau, žmogus, jeigu randa pypsinti raudoną lemputę, susiras turi alarmą, Enter, ir tada čia bus parašyta, kad įvyko degiklio perkaitimas, jeigu neišvalyta lėkštelė. Tai va, dabar jeigu toks dalykas atsitiko, įvyko tas perkaitimas, pasitaikys tikriausiai.
Tai tokiu atveju, kol jisai pypsi, kol jisai rašo, kad įvyko tas perkaitimas, kol jis yra va, čia aukšta temperatūra, tai jisai neleidžia nieko patvirtinti, tas alarmas mirksi, kad yra aktyvus ir viskas. Žmogui jisai būna sustojęs, žmogui belieka tik tai palauk, kol jis natūraliai atvėsta, tai per tą laiką atsidarius degiklį įsivalyti galima, pelenus viską, ir reikia palauk, kol jis atvėsta. Kai jis atvėsta, tada jisai leidžia patvirtinti alarmą, kai jūs alarmą patvirtino, tai jisai vėl pasileidžia. Tai va, tai čia toks dalykas. Dabar kitas galimas perkaitimas, tai čia vienas perkaitimas, kai perkaista degiklis. Kitas perkaitimas gali būti pačio katilo. Tai jeigu katilo temperatūra, va, reali, pakyla iki 90 laipsnių, viršė 90 laipsnių. Nu, priežastys visokios būna. Būna, kai žmonės rankiniu būdu tą temperatūrą nusistato per aukštą, nes maksimum rankiniu būdu galiu ją nustatyti iki 80 laipsnių. Tai jeigu aš 80 padarysiu, dar jisai turi 5 laipsnių diapazoną, sustos prie 85, kol užsigesina dar kyla temperatūra ir įvyksta, pasiekia 90 ir įvyksta katilo perkaitimas. Jeigu toks dalykas atsitiko, nieko baisaus, jisai pypsi, žmogus perskaito, kad katilo perkaitimas. Reikia laukti, kol jisai atvės, kai jisai atvės, tą leidžia patvirtinti tada tą alarmą ir vėl jisai pasileis. Nu, reikia pagalvoti, aišku, dėl ko tas atsitiko. Tai va, tai yra du galimi perkaitimai. Tai va, dažniausiai, kas pasitaiko iš tų alarmų, tai pirmoje vietoje tikriausiai šitas degiklio perkaitimas. Nes degiklis gali perkaisti ne tik, kad lėkštelė nešvari. Būna taip, kad lėkštelė švari, ten nesikaupia, bet žmogus nevalo kamino, šitos horizontalios vietos, kur suodžiai kaupiasi. Būna, kad 2, 3, 4 metai nieko nedaro, nu ir pasineša suodžiai, perkais ir viskas. Nu, retai taip jau, kad nesivalytų, bet va vakar pas vieną žmogų buvau ir pas jį tai lygiai toks vamzdis, pusė suodžių, tiek va. Ir sako, man perkais, man dūmus atgal pradėjo varyti. Nu, aš tai va, ten pas jį lemta zondas ir aš tą lemtą zondą įsukau, pašviečiau, žiūriu, kad ten pas jį ten tų suodžių aš matau. Tai, nu, aš tų kaminų nėra daug, bet ten pas jį buvo taip patogiai padaryta, kad, nu, ant savo sąvaržų tokių atsukau, nuėmiau gabalą ir tenai žiauru. Tai va tokie dalykai. Dabar kilovatai, čia yra jo pačio degiklio temperatūra. Nesvarbu, žinokite, gali būti ir 40, ir 50 pas žmogui sumatė. Svarbu, kad jinai nekiltų toliau ir nepasiektų 70. Nes jeigu jisai perkaitinė, tai kažkas yra, kaip sakiau, arba lėkštelė, jeigu lėkštelė švari, tada kažkas tai sutrauka, varyti reikia kaminą, katilą prasivalyti. O taip. Toliau, dabar aišku, jisai tada po truputį kyla, paskui nes stabilizuosis prie kažkokios tai temperatūros. Čia galia procentais, čia kilovatais. Dabar toliau, čia 22,2, tai čia rodo bendras kuro sąnaudos, tai reiškia, nuo šios dienos šitas skaičius tik tai didės. Su metais tas skaičius didės. Po kiekvieno sezono nėra galimybės jį padaryti vėl nulius. Čia rodo bendras kuro sąnaudos. Čia rodo 4,9, čia rodo momentinės kuro sąnaudas, kiek atseit jisai degintų kuro per valandą, dirbdamas pilną galę. Tai va tais skaičiais dviem kuro išėgam čia labai nepasitikėkit, ką jisai rašo. Pats patikimiausias būdas, kaip su mašinos kuru matuoti per bunkerį. Pilate pilną bunkerį, tarkim, praeina kokios 3 paros, nudegė kažkiek, tai vėl pilate pilną. Ir tada jau suskaičiuojate, kiek įpylėte vėl iki pilno bunkerio ir per kiek laiko sudegė. Tai va taip tikslas bus skaičiai. Nuo po sezono tai matysite pagal kiek buvo nusipirkę ir kiek kas liko ar neliko. Tai va taip. Nes čia jisai ką skaičiuoja, jisai ten savaip skaičiuojasi, nes laiką tas atitinka, žinokit, tai va užtat. Nu čia kilovatai yra kilovatais išraiška. Dabar aš išeinu, nes čia tik būsena. Einu žemyn. Degiklio parametrai. Enter. Taip, paduoti kurą dabar. Nėra. Čia yra ta funkcija, kai jeigu pasibaigia granulė, kaip sakiau, tai jeigu jinai pasibaigia, tai va, pirmas pats veiksmas, einat į degiklio parametrus ir paduoti kurą taip, enter, ir va, įjungus pradeda sukti ir reikia. Ir jisai po 3 minučių va taip pasidaro, pats sustoja. Vėl įjungiame, po 3 minučių vėl va taip pasidarys. Ir taip jisai 5 kartus reikia pakartoti paspausti, kad kol realiai pakyla iki šitos vietos. Arba susirandate
Va tokį laidą seną, yra jų ir pirkti, aišku, bet žmonės dažniausiai tokių turi, Ir tiesiai į rozetę, kaip ir aš padariau. Nieko nereikia ten perdaryti. Ne, nieko. Jo, aš savo pilką laidą, manau, pilkas laidas. Mačiau. Ir tiesiai į rozetę. Tada nereikia ieškoti tenai, kur susirasti. Tai aš išeinu. Toliau, degiklis jungtas taip ir turi būti, nes jeigu padarysi TNR, tai nieks neveiks, katilas nedegs, nieks nešils. Toliau, kuro rūšis, granulės ir aišku, kai jūs įsistatė degiklį, jūs tik tai granulę galite kūrenti savo katile. Jeigu jūs norite grįžti prie malkos, nežinau, ar jūs liuką čia pasidarėte ar nepasidarėte tą plokštelę tokią, jums reikės persijungti siurblį, degiklį išimti, jeigu norėsit malką. Aišku, jūs tą malką dar, aš tai galvoju, pasikojansite. Tai yra pavasarį, rudenį, kada jau nereikia tos pastovios šilumos taip prasikurt, nes malka pigiau jums negu granulė. Arba nieko nedarysite, norėsit komforto. Tai va yra. Jūs negalite neišėjime degiklio pakeisti į malką ir palikti taip. Ir čia paskutinė eilutė degiklio parametruose blow on wood. Čia yra ventiliatoriaus gale, kai jisai kūrena malką. Bet malkos jūs negalite kūrenti, tai jums šitas skaičius nieko reguliuoti nereikia ir nieko nesvarbu, ką aš čia rodo. Išeinu ir lieka paskutinis skirelis yra degiklio parametrai. Dabar mes išeikim į lauką pažiūrėti į kabiną. Matysim čia iš to.